Sveiki pirties mylėtojai. Per 10 metų Vantos lapas laidose jums pristatėme daugiau nei 10 pirtininkų. Ir daugelį iš jų jūs jau pažįstate asmeniškai. Esate buvę jų pirtise, ragavę jų vantų prisilietimą ir vanojimą. Ar kada teko susimastyti, koks pirtininkas yra tai žmogus? Kaip jis jaučiasi pasimatavęs pirtininko apdarą? Kada jis pirmą kartą peržengė pirties slenkstį? Kam pirtininkas jaučiasi dėkingas už tai, ką išmano šiandien? Kas tas žmogus, kuris pirmą kartą jam į delną įdėjo kvepiančią vantą? Mums rūpi suprasti ir pajausti kiekvieną iš jų. Todėl jūsų dėmesiui Vantos lapas nauja rubrika – pirtininko portretas. Ir šiandien jo svečias Aridas Pabedinskas. Aridai, koks jūsų pirtininko būdas? Koks sunkus klausimas. Niekad apie save negalvoju, dažniausiai apie klientą galvoju apie save. Koks? Aš tikriausiai praktiškas, ramus, nesiblaškantis. Net sunku pasakyti kažką daugiau. Man atrodo, kad pagrindinis dalykas tai būtų, kad ramus. Stengiuosi ramiai, be didelės tos tokios, kaip čia, blaškymosi dirbti savo darbą. Norite pasakyti, kad atėjus svečiams jūs nestresuojate? Paskutiniu metu ne. Dažniau stresuoju, kai ateina svečiai, kaip sako, 101 kartą. Kai ateina nauji, streso būna labai nedaug. Daugiau streso būna su senais svečiais, kurie lankosi nuolatos pirtyje, nes norisi kažką tai naujo, įdomaus parodyti. Ir su laiku supranti, kad pirtis jinai tokia tradicinė, sena ir kažkokiom naujovėm nėra labai ten daug vietos. Gali per metus kažką tai naujo įdomaus padaryti, bet kad kas mėnesį naujo, tai įsivaizduokit, kiek reikia tų naujovių. Tai jau čia bus nebe lietuviška pirtis, jau čia neaišku, kas bus. Kada pirmą kartą įžengėte į pirtį? Neatsimenu aš to pirmo karto. Meluočiau tikrai. Kažkaip tai tokio nėra, kad išskirčiau kažkokį tai laikotarpį. Ta, ką atsimenu, tas yra mokyklos laikais. Su laiku tik supratau ir suvokiau, kokia pas mus kaime buvo gera pirtis. Tai yra, buvo pirtis su periodinio kūrenimo krosnim. Ir lankantis mokykloje visą laiką būdavo smagu nubėgti į pirtį, nes jinai buvo visiškai šalia, už 300 metrų tikriausiai nuo namų. Per sodą, per parką, keliais žingsniais ir atsiduri pirtyje. Tai ten ir buvo pažintis su pirtim. O toliau tiesiog kaip ir visi tikriausiai be didelių gražių žodžių. Pradėjom dirbti ir dirbti. Ir taip ir atėjai į tą pirtį, sakyčiau, į profesionalią pirtį tai per darbą. Nes dažniausiai, su draugais, kaip ir visi. Po darbo, einam pasėdėsim. Dažniausiai pasėdėsim, nes nebūdavo net kur tos vantos gauti. O paskiau pradedi rišti vantas, ruoštis jas ir tada pirtis visiškai kitokia gaunasi. Taip ir atėjau. Ar prisimenate žmogų, kuris pirmą kartą jums į ranką padavė vantą? Tai kad ne. Tokio, kuris asmeniškai, kaip tas pažodžiuje, ne, tai ne. Tiesiog patoj mūsų kolūkio pirtyje būdavo visą laiką vantos paruoštos. Turėjom pirtį moterį, kuri kūreno, prižiūrėjo, tvarkė. Ir ateidavai, būdavo tas kubilas toks, tazikas, sakykim, tenai būdavo užmerktos vantos. Jeigu supranti, ką su ją daryti, tai tu ją imi ir naudoji. Tai irgi kaip vaikas mokeisi. Tai ten, tai šiandien, tai taip ar kitaip. Ir, kaip sako, matyt, lietuviui tie refleksai kraujyje yra, ką su tą vantą daryti. Aišku, kad per strėnas. Ir viskas. Taip ir atėjo ta vanta. Kur profesionalų pirtininką Aridą Pabedinską galima rasti? Aš tikriausiai kaip ir visi pirtininkai dirbu visur, kur pakviečia, bet turiu ir savo pirtelę. Pirtelė nedidelė, daugiau orientuojuosi į asmeninės procedūras, mėgstu dirbti su vienu, su dviem žmonėmis, kai gali pilnai atsiduoti savo svečiam. Bet didesnės pirtys dažniausiai būna jau ten, kur klientai išsirenka. Tada tenka dirbti ir su 20, ir su 30 žmonių. Teko dirbti su 200, tai tada kviečiausi į talką vieną kolegą ir dirbom srautu 8 valandas. Vat buvo darbelis. Bet mano stichija tai yra asmeninės individualios procedūros.
Norite paragauti Arido vantų? Parašykite mums. Mes jį dažnai kviečiame pas save į svečius į Vantos lapas pirčių rezidenciją Trakuose. Aridas žmogus. Koks jis? Neįsivaizduoju. Čia ne manęs reikėtų klausti. Tų, kas už kadro, kas su manim bendrauja. Stengiuosi būti atviras. Kad visi suprastų, kaip sako, tai, ką pasakai, o ne kurtų pasakas apie tai, ką tu pasakai. Taip atrodo. Daugiau neturiu ką pasakyti.